Visi regbio mylėtojai jau trečią kartą. Su jumis sveikinuosi iš Šiaulių. Čia Šiaulių Baltraksas prieš Vilniaus Geležinį Vilką, žemės sostinė. Ir leidžia arbitrai pagaliau pradėti rungtynės. Tvarkasi čia Baltraksas su kamuoliu, jie nestabdo. Ne tik laiko, bet ir žaidimo. Čia turbūt mažiau nei 10 metrų lieka iki skaitinio ploto. Ir čia labai greitas pirmasis žeminimas. Čia. Ar turit kokių priekaištų savo žaidėjams šiandien? Šiek tiek atsargai turiu priekaištų, jau pasakiau, bet pasianalizuosim pirmadienį ir parodysim, kur jie klydo ir kaip reikia įti varžybas nuo keitimo. Tai antra rungtynių pusė turbūt ir įtakojo, kad taip apylygiai žaidėt, kad biškį atsipalaidavot ir tie keitimai truputį išbalansavo. Visas varžybas išlaikyti tokį tempą sudėtingai yra. Tai jo, kažkiek atsipalaidavom, kažkiek rezultatas, kažkiek atsarga. Bet sakau, reikia peržiūrėti viską, išsiaiškinti ir žinosim. Bet šaunuoliai vaikinai atliko darbą, laimėjo varžybas. Tai super. Dvi skirtingos rungtynių pusės ir klausiu apie pirmą kėlinį, kiek žaidėjam galėjo išmušti iš ritmo tą traumą rungtynių pradžioje. Aišku, tos traumos visuomet išmuša iš vėžių, ypač kai šiandieną jau atvykom į varžybą su paskutinę sekundę 2 žaidėjais negalinčiais vykti. Top lygoje mes negalim nei kėlinio žaisti negeriausių savo veidų. Tai pirmam kėlinį visiškai nedarėm to, ką akcentuojam. Pralaimėjom kontaktę, neturėjom noro dirbti be kamuolio ir paprasčiausiai atidavėm daug taškų. Antram kėlinį jau panašiau atrodėm savo įprastą veidą ir savo taip, kaip norim žaisti ir susikūrėm šiek tiek tų progų, bet visokiojopai šiandieną visą galvą nusileidom prieš Baltraks ekipą. Kalbant apie antrą kėlinį, galima kažkokio pozityvo biškį daugiau išvelgti komandos žaidime, charakteryje, galų gale ir rezultate? Aišku, sunku labai iš tokios duobės išlipti, tai smagu, kad po to tragiško pirmo kėlinio radom jėgų ir, kaip sakant, pradėjom nuo nulio, bet varžybos susideda iš 2 kėlinių. Ir neklysta Taujanskas. Sveikinimai Baltraksui ir čia visgi rimta paraiška dėl pirmosios vietos turnyrinėje lentelėje.